konfliktų, jų yra aplinkui ir jų yra daug ir mes dažniausia turbūt žiūrim į pasekmes, reaguojam emociškai ir nebandom ieškoti priežasčių. Kaip susiformuoja tie paslėpti konfliktai, kodėl jie yra paslėpti ir kaip į tai žiūri psichodinamika? Iš tikrųjų, kiekvienoj komandoj, kiekvienoj organizacijoj veikia ir daugiau sluoksnių, ne vien tiktai tas racionalus. Į organizacijas ateinam kaip specialistai su tam tikru tikslu atlikti kažkokias funkcijas. Rinkodaros specialistas, apskaitos specialistas, kažkoks kitas specialistas, technologas ar kas bebūtų. Tačiau randame tenai Rasą, Rūtą, Antaną, Gintarą Su visu emociniu pasauliu. emociniu pasauliu, bagažu, patirtimis ir viskuo. Ir su to irgi turime tvarkytis, nes mes taip pat atsinešam kažkokią tą patirtį kaip asmenys. Ir taip pat atėję į grupę randame ir grupės tam tikras patirtis, tas vadybinės, kurias mes galime pamatuot kažkaip ir pastebėti. Ir taip pat tas gilesnės patirtis visos grupės. Emocinės tam tikras patirtis, kurios gali būti neįsisąmonintos. Ir va šita visa tokia apykaita, aš nesu grupėje neutrali, aš kažkaip persiimu ir tom emociniam patirtim grupės ir lygiai taip pat į grupę įnešu kažkokius dalykus. Va, ir tokia apykaita vyksta tarp tų visų sluoksnių racionalių, neracionalių, įsisąmonintų, neįsisąmonintų. Ir tokiu būdu, pradeda formuotis tie konfliktai. Ir kas nutinka, kai žiūrime iš tokio vadybinio požiūrio, turim darbinės labai konkrečias užduotis. Parengti ataskaitą, įgyvendinti kažkokį planą, pasiekti tam tikrus užsibrėžtus rodiklius. Bet kaip sakiau, ateinam ir kaip žmonės į darbą, nes mes vientisi esam, negalim kažkur, nors labai norėtųsi ir kartais taip sakom, palikite emocijas už durų, bet vis tiek kažkaip, ne švarkas, kurį gali pasikabinti į spintą. Ateiname su tam tikromis ir emocinėmis užduotimis, kurias kur kas dažniau neįsisąmoninam negu įsisąmoninam, pripažinimo, saugumo, ryšių užmezgimo, bet kokie kiti autoriteto įtvirtinimo ar kažkokie dar kiti emociniai poreikiai. Ir tada, kai pradeda konkuruoti tie racionalūs vadybiniai, darbiniai klausimai su emociniais, dažniausiai emociniai laimi. Labai tai rišasi su savisabotažu, kaip mes sumaišome to asmeninio reikšmingumo tikslus su dalykiniais vadybiniais tikslais. Turbūt reikėtų atskirti, vieni neįsisąmoninti konfliktai yra tarp mūsų asmeninių patirčių atsineštų iš vaikystės ir iš prieš tai buvusių vietų darbo, o kiti konfliktai, kurie kyla kaip organizaciniam pačiam lygyje, kaip susidaro tam tikri kultūriniai dalykai. Man atrodo, toks labai stipri paslėpto konflikto išraiška yra, kai per tos pačius susirinkimus vis kalbama, bet nieko nedaroma. Ta prasme, kalbėjimas dėl kalbėjimo rodo, kad yra paslėptas konfliktas.